Įmonę galima valdyti ir be aukštojo mokslo, bet kiek tu ją ir kur tu ją nuvesi, tai šioje vietoje yra didelis klausimas. Esu Vytautas Stankevičius, esu UAB Čioko Group vienas iš akcininkų ir vadovas. Ilgai bendradarbiaujame su Kauno technologijos universitetu, todėl atėjau pasidalinti savo patirtim. Įmonių valdymas nėra vien tik tai procesai, įmonių valdymas tai yra ir žmogiškieji ištekliai. Tai va, kaip valdyti žmonės, kaip sudėlioti užduotis, kaip paskui juos motyvuoti tas užduotis atlikti ir kaip įvertinti, ar jos yra teisingos atliktos ir kaip toliau pasimokinti iš atliktų klaidų. Tai čia jau reikia tam tikrų metodikų. Įmonių valdymo programa tai suburia žmonės, kurie yra visų pirma atviri, nuoširdūs, linkę draugauti, linkę bendrauti. Tai jinai atveria tau visas socialinės galimybės susirasti naujų draugų ir kitas dalykas tai susirasti be galo vertingų kontaktų. Įmonių valdymo studijų programa, jinai magistratūroje, jinai suburia realiai jau dirbančius žmonės, ir žmonės ateina su savo turima patirtimi, todėl šioje studijų programoje tu gauni ne tik tai dėstytojo žinias, ką jisai žino, bet ir praktinį pritaikymą, patirtį kitų žmonių, praktinio pritaikymo, kas veikia, kas neveikia. Ir paprasčiausiai jau tu, kai dirbi, tu žinai, ko tau trūksta tavo darbui gerai atlikti, arba nori kopti karjeros laiptais, tai tu ateini jau žinodamas, ką turi gauti ir tai tau atsidarė naujas galimybės. Pirmiausiai tai sklaidyti mitą apie tai, kad tai yra teorinės mokslas ir kad tai yra teorinės studijos. Ne, šitose studijose yra labai daug praktikos ir praktiškai viskas yra pagrįsta praktika. Ši studijų programa, jeigu siejant su maistu, tai yra produktas su šafranu, kadangi tai yra aukščiausio lygio produktas ir aukščiausio lygio studijos.